Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Šiandieną kartu su manimi pasidarysime be galo skanius pyragaičius, kurių nereikia kepti. Tai labai paprastas ir lengvas receptas, kuris atrodo ne tik gražiai, bet ir labai skaniai. Tad eime kartu gaminti. Šie nuostabūs pyragaičiai yra įsigelbėjimas, ypač kai laukiam nelauktai užklupstančių svečių. Pavyzdžiui, paskambina draugė ir sako, hei, atvažiuoju, keis kavą. Na, mes turim keletą minučių, mes galim pasidaryti štai šiuos skanius pyragaičius. Taip pat patarimas dėl tokių biskvitinių pirštelių. Jie yra labai skanus, bet labai trapus. Jeigu mes gaminam su jais kažką ir mums reikia gražaus paviršiaus, tai iš parduotuvės reikia juos parsivežti namo labai atsargiai. Kadangi turiu prisipirkusių ir žiūriu, na, tai aišku gali nutikti ir parduotuvai, jie labai susiglamžia. Ir paviršius nėra labai gražus. Bet mes visą tai pakavosim. Na, bet toks visas, kad prekinės išvaizdos nėra. Nieko tokio. Viską mes pataisysim. Tad šiam receptui mums reikės šių skanių biskvitinių pirštelių. Reikės virinto vandens, kadangi darysim tokį kaip sirupą. Kažką tokio su kondensuotu pienu, reikės kokoso drožlių, grietinėlės reikės 300 ml, reikės cukraus pudros, maskarponės yra indelis 250 gramų, citrinos rūgštelės dėl skonio ir šviežių braškių. Taip pat galima naudoti angaliuką M1, aš šiandieną naudosiu angaliuką ir aišku, čia nėra jokio skaičiaus, bet tiesiog tokia uždara žvaigždutė. Reikės konditerinių maišelių ir aš savo pyragaičius norėsiu įdėti iš tai tokius popieriukus. Jie, na, galima sakyti, skirti kaip keksiukams, ar ne, keksiukų popieriukai, tik tai pailgiems kepiniams. Arba galima paimti paprastus, jų yra įvairiausių keksiukų popieriukų. Aišku, reikės rankinio mikserio, aš visko prisikrovus, nes noriu jums visą tai parodyti. Mums reikia pasidaryti sirupiuką, į kurį merksim padarytus pyragaičius. Pas mane čia yra 300 ml vandens. Čia aišku labai daug. Na, bet kad būtų patogiau merkti, aš pasidarysiu daug, po to tuo pačiu galime sulaistyti tortus. Čia vėl aš labai mėgstu saldžiai, dedu nemažai kondensuoto pieno, na, kokį 100 gramų, pusantro 100 gramų aš tikrai čia įdėjau. Ir taip pat tai yra labai skanus sirupas, vanduo be to verdantis, turi būti nepilkim iš krano. Ir šitas vat karštas vanduo, vyrintas vanduo su kondensuotu pienu labai pagerina skonį biskvito. Ypač jeigu dar rafaelinį tortą. Kol kas galima nereikalingus mums ingredientus atidėti į šalį. Grietinėlė ir maskarponės kremas, brangus mano žiūrovai, turi būti iš šaldytuvo, nes jie kuo šaltesni, tuo geriau susiplaka mūsų kremas. Ir parodysiu keletą esminių klaidų, kuriuos daro ypač pradedantieji kepėjai, kodėl jiems nesusiplaka grietinėlės kremas. Žiūrėkite atidžiai. Pirmiausia, ką reikia padaryti, reikia šaltą grietinėlę supilti į indą, kuriame darysime kremą. 300 ml kiekis. Jeigu neturit cukraus pudros, galima dėti cukrų, bet tuomet truputėlį užtruks gamyba, kadangi reikia ilgiau maišyti ant lėtesnių apsukų, jungti mikserį, kad cukrus išsimaišytų ir ištirptų. Tad šiame kreme žymiai patogiau naudoti cukraus pudrą. Kaip ir sakiau, dedam cukraus pudrą pagal skonį. Pas mane tokių didelių šaukštai su kaupu. 3 šaukštai, 4, 5, 6. Aš po to paragausiu. Žinokit, nebijokit, tai nebus labai saldu. Gali atrodyti, kad čia labai daug. Ne, čia viskas normaliai. Galim iškart įpilti šlakelį citrinos sulčių. Pas mane čia yra 15 ml. Aš manau, kokių 5 pilnai pakaks. Grietinėlė ir maskarponė, jie sujungti kartu, jie turi savybę labai gerai laikyti formą, tad svarbiausia neperplakti. Ir pirmiausia, ką aš darau,
Taip, prasuku štai taip mikserį, kadangi jeigu aš jungsiu iškart, bus didelis baltas cukraus pudros debesėlis. Mums to tikrai nereikia. Viskas įsimaišė ir jungiu dabar. Esminis dalykas, dėl ko gali nesusiplakti grietinėlės kremas, jeigu mes pradėsim makaluoti. Kaip kiaušinio baltymas mėgsta struktūrą į vieną pusę, taip žinokit ir grietinėlės kremas geriausia maišyti tik į vieną pusę ir nemakaluoti. Truputėlį sustabdysiu ir nuimsiu nuo senelių, per kiek laiko įsiplaka kremas. Čia, žinokit, tiksliai negaliu pasakyti. Jeigu jūsų mikseris galingesnis, jums gali išsiplakti per minutę. Jeigu ne, per 2 ar 3. Tikrai šis kremas susiplaka labai greitai. Nuo senelių nuimu kremą ir vėl plaksiu. Galima plakti nuo mažiausio greičio ir kilti iki didesnio. Man užtruko gal netgi mažiau nei minutę. Štai tokios konsistencijos mums reikia grietinėlės, kad jinai būtų susiplakus. Pažiūrėkit, gan tvirta. Truputėlį atidėsim į šoną. Ir dabar galima paragauti. Jeigu maža cukraus pudros, galima bus šiame etape, kol maišysis su krema, bus galima dadėti cukraus pudros. Skanu. Pats tas toks švelnus skonis, sunku pasakyti, labai skanus. Citrinos rūgštelė duoda tokį irgi švelnų skonį grietinėlį. Jeigu yra maskarponė grietinėlė, stengiuosi visuomet dėti citrinos sulčių. Iš karto dedam visą kremą. Šis kremas labai tinka ne tik tokiems pyragaičiams, bet jeigu darytumėte Rafaelos tortuką, tai šis kremas irgi labai tinka šiam tortui. Dabar šiame etape reikia įdėti kokoso drožlių. Galima imti smulkesnes, galima imti nelabai. Jeigu kam nors patinka jausti daugiau kokoso skonio, kokoso drožlių, dedam daugiau. Aš dedu 2, 3, tokius 4 šaukštus ir dar noriu pasilikti papuošimui, truputėlį apibarstysim viršų. Ir dabar vėl viską sumaišysim. Dabar maišyti reikia atsargiai, nes biškį daugiau permaišysim ir kremas pradės skystėti. Ir jau tuomet mes kremą neišgelbėsim, reikės mums jį išmesti. Truputėlį prasuksim, viską reikia sumaišyti į vientisą masę ir viskas, kremas yra paruoštas. Realiai 2-3 minutės ir mes turim labai skanų kremą. Ir viskas. Nes jeigu maišysiu toliau, aišku, kremas maišysis, bet jisai pradės skystėti. Jeigu suskystėja kremas, reiškia mes jį perplakėme, o mums to tikrai nereikia. Pažiūrėkite, koks jisai tvirtas ir kokia puikiai jo konsistencija. Ir jisai yra be galo skanus. Tad šį kremą galima naudoti įvairiems pyragaičiams ir tortams. Viskas, nebemaišysiu, paliksiu ramybėj. Dabar tai reikia paimti maišelį šongalą ir prisidėti kremą. O kitą kremą geriausia laikyti šaldytuve. Ir jeigu mes nesunaudojame viso kremo, mums lieka, jisai pabuvęs šaldytuve gali pradėti lyg leistis. Tuomet išimam, vėl pasiėmam rankinį mikserį ir keletą sekundžių prasukam iki vėl tokios tvirtos konsistencijos. Kaip visuomet, brangus mano žiūrovai, mano įvairiuose receptuose yra begalė paslėptų gerų patarimų jums. Jeigu jums patinka mano receptai, mano kanalas, nepagailėkit uždėti laiką, parašyti komentarą. Jums tai iš jūsų tai atims porą 3 sekundžių, o man tai bus labai malonu. Ir šiam kanalui neleisime nugrimsti žemyn. Tiesiog tai kanalui yra labai svarbu. Ačiū mano brango žiūrovai už jūsų palaikymą. Ir pradėkime patį įdomiausią procesą. Mums dabar labai pilno konditerinio maišelio kremo prisidėti nepaturiu, nes po to bus labai nepatogu spausti. Ką mums dabar reikia? Mums dabar reikia uždėti kremo štai taip.
ir kitą pirštelį uždėti. Po to mes smerksime visą tai į mūsų padarytą sirupą. Mano kremas yra labai tirštas ir su šiuo angaliuku nelabai noriu draugauti. Aš galvoju, man reikia pasikeisti į M1, nes pas jį dantukai nėra tokie maži. Ir be to reikia nepamiršti, kad kreme yra kokoso drožlės. Jos irgi gali užstrigti, jeigu smulkesnis angaliukas, aš kažkaip nepagalvojau. Va dabar viskas išeina žymiai gražiau. Pažiūrėkit, kaip lengvai, paprastai mes galim prisidaryti begalę skanių pyragaičių. Tad dar kartą, jeigu patinka mano receptai, patarimai, nepagailėkite po video uždėti like ir parašyti komentarą. Ypač parašykite komentarus tie, kurie gamino. Ir man įdomu, ar jums patiko šis receptas. Dirbti reikia, žinokit, greitai, nes kremas, ypač, kad ir su pirštinė kremas mėgsta šilti. Kad ir uždėčiau dabar popierinę servetėlę, bet su maskarponės kremu tai nelabai veikia. Tad čia sakau, darbas 1, 2, 3 ir mes turim labai skanų rezultatą. Reikia greitai imti pyragaitį, vieną pusę, kitą pusę. Daug tikrai nereikia merkti. Dedame į popieriuką. Kremo. Žiupsnelis kokoso drožlių. Ir dedame vieną braškę. Viskas. Mes jau turim pyragaitį, pastovės 1, 2, 3 minutės ir mes jį galime valgyti. Iškart pasiruošiu. 1, 2. Viskas laikosi kuo puikiausiai, nes kremas yra padarytas labai gerai. Kremą dedam ant paviršiaus. Truputėlį kokoso drožlių. Ir dedam braškę. Štai pažiūrėkite, koks grožis mums išeina. Ir štai tokiu būdu mes turime pasidaryti visus mūsų pyragaičius. Tai labai greitas, tikrai nebrangios išeigos. Rezultatas yra ne tik gražus, bet ir skanus. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad esate kartu. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą, kad dalinatės mano receptai savo socialiniuose tinkluose. Ačiū Jums už kiekvieną laiką, už kiekvieną gražų žodį. Aš be galo tai vertinu. Jeigu kartais dar nesate užsiprenumeravę mano kanalą, padarykite tai dabar, nes Jūs vieni iš pirmųjų visuomet gausite į savo elektroninio pašto žinutę, kad Kristina įkėlė naują video receptą. Tad ačiū, kad esate kartu ir iki kitų lengvų ir skanių receptukų.